Į Forvardo bendruomenę prisijungiau kaip ąžuolo mama 4 metus atgal. Buvom abu nauji mokyklos sistemoje, nes tai buvo pirma mokykla, pirma klasė. Ir kaip ir daugeliui tėvų, kurie neturi ketinimo kištis į kaip vaikai mokosi, vienas klausimas buvo labai svarbus, ką vaikai valgo. Mano namuose maistas labai svarbi tema, taip kaip ir mano šeimoje, mano giminėje. Ir mano vaikas į mokyklą vaikščiojo 3 metus su termosu, nes man, kaip ir daugeliui vaikų, įvairiose mokyklose tėvams nepatiko, kaip atvažiuoja, kaip atrodo, kaip kvepia arba koks skonis maisto, kurį vaikai dažniausiai gauna mokykloje. Tai žingsnis po žingsnio, taip po truputėlį įsitraukiau į mokyklos bendruomenę ir pradėjau vesti kulinarijos pamokas. Hole minkėm duoną, lupom kaimiškus svarainius ir kilo mintis, kad kas jeigu tam turėtumėm labai jaukę, specialiai tam skirtą vietą, nes kur maistas, ten vyksta stebuklai. Ten vaikai atsiveria, ten pamiršta apie vaidmenis, ten vaikai pamiršta, kodėl jie atėjo į mokyklą ir tampa savimi. Ir dabar jau vykdant projektą supratom, kad kulinarija yra viena iš populiariausių veiklų, kur vaikai ateina su pirminiu tikslu skaniai pavalgyti, bet iš esmės jie būrėsi į grupės ir tose veiklose galima labai daug ką nuveikti, ugdant įvairiausias savybės, tuo pačiu prisijaukinant įrankius, virtuvę ir maistą. Nendrių sodai tai socialinis verslas, dažnai tai girdima frazė, o ką ji reiškia mums. Tai kepame šioje studijoje raugo duoną ir gaminame įvairius gaminius, kuriuos bendruomenės nariai, tėvai, žmonės iš miesto net atvažiuoja įsigyti. Ir tai yra mūsų priemonė finansuoti pamokas, išlaikyti šią studiją, personalą, tam, kad kulinarija taptų prieinama ne tik tai privačios mokyklos mokiniams, bet ir gretima gyvenančiai bendruomeniai, vaikams, kurie domisi šitą sritimi. Gaminant maistą mes naudojam produktus, kuriuos auginam ir savo darže. Ir ne tik tai vasarą, kur dažniausiai būna problema mokykloms, organizacijoms, kurie dirba su vaikais, užauginti kažką ir pasidžiaugti vaisiais, nes vasarą visi atostogauja. Tai mes turim daržą lauke, bet turim daržą ir žiemą, kur vaikai sėja, augina, žiūri sėkmes, nesėkmes, nes iš projekto mes įsigijome pastatomus daržus. Ir tikrai galim pasidžiaugti labai gerais rezultatais, didžiąją dalį žalumynų, medžiagos kokteiliams, žaliems kokteiliams mes užsiauginam savo studijoje, o pavasarį sėjame į biodinaminį daržą savo rankomis kastą, sėjame sėklas, kurias nusėjame patys ir rudenį vaikai jau gali virti burokėlių sriubą, gali bolivinės balandos sriubą virti iš savo užaugintų daržovių.